Donato Vaišnoro filmas Žalios akys, 2008 metai. Tamsu, gatvėje blankiai šviečia žibintai. Veiksmas mašinoje, taksometras, ryškiai geltoni skaičiai. Rodoma kairė automobilio pusė, vairuotojas. Jis rodomas profiliu, atsukęs dešinę veido pusę. Trumpi šviesiai rudi plaukai, tiesi nedidelė nosis, putlios lūpos. Vaizdas nusukamas į automobilio galines sėdynes. Matomas žmogaus siluetas, kurį dengia pro langus krintantis šešėlis. Išryškėja moters siluetas, galva pasukta į kairę, akys žvelgia pro langą, lūpos ryškiai raudonos blizga. Į kodą surišti juodi plaukai, ilgos blakstienos, tamsūs antakiai. Scena. Vaizdas degalinėje, degalų kolonėlė, užrašas vagystės atveju mes visada pranešame policijai. Rodomos grafos suma ir litrai. Vyras pila degalus. Skaičiai didėja. Vaizdas atitolinamas. Degalinė. Degalų kolonėlės. Tamsiai mėlyna su baltomis raidėmis degalinės pavadinimas Statoil. Stambiu planu parodoma moteris. Jis sėdi nuleidusi akis. Rodomas taksistas į degalų kolonėlę, šis įstato žalią degalų pistoletą. Uždaro taksi automobilio degalų baką, dairosi, tai nuleidžia, tai vėl pakelia galvą, nusivalo rankas, grįžta į automobilį. Scena pasikeičia, vaizdas iš viršaus, akmeninis grindinys, kairėje namas, dešinėje žali krūmai, įvažiuoja geltonas taksi automobilis, šalia namo stovi kiti automobiliai, taksi sustoja, užgesina variklį, lempas, vaizdas pritraukiamas iš arti, rodomas vairuotojas. Šis užmerkia akis, atsiremia į sėdynę, už jo sėdi moteris, ji žvelgia pro kairįjį langą. Moteris rimta, sėdi sukryžiavusi rankas, atsisuka rimtu žvilgsniu į vairuotoją. Kodėl sustojom? Todėl, kad atvažiavom. Važiuojam dar vieną ratą. Aš nebevažiuosiu. Moteris pažiūri į taksometrą. Rodomas taksometras. Aš sumokėsiu. Pasilenkia arčiau vairuotojo. Aš daugiau nebevažiuosiu. Šis pakelia galvą nuo sėdynės atlošo ir vėl atsiremia, užsimerkia. Vaizdas nutolsta, aplinka rodoma iš viršaus. Automobiliai kiemas, atsidaro galinės dešinės pusės taksi durelis. Išlipa juodai apsirengusi moteris, rankose laiko juodą rankinę, uždaro dureles. Atbula atsitraukia nuo taksi. Vairuotojas užveda automobilį ir atbulomis palengva išvažiuoja iš kiemo. Vaizdas pasikeičia, rodomas iš kitos pusės, priartima moteris iki pusės, o žvilgsnis nukreiptas į nuvažiuojantį taksi. Vaizdas iš viršaus, moteris pasisukusi į mus, antakiai suraukti. Kita scena. Rudos duris su stiklu, ant durų raudona lentelė, užkimšta. Pro duris įeina moteris. Kavinė. Baltai apsirengęs žbaro sėdintis barmenas įsipila ir atsigeria gėrimo. Žvelgia į barmeną. Dairosi, pasko galvą į kairę, po to į dešinę. Ant sienos už barmeno pakabintos lentynos su gausybė stiklinių butelių. Kiek jis išgėrė? Vieną bokalą. Kiek už vieną? 7. Moteris atsisega rankinę, ieško pinigų. Kita scena. Kavinė. Didelis langas, priešais jį ant kėdžių sėdi du žmonės. Vyras ir moteris. Vaizdas priartinamas. Ant stalelio telefonas, taurė. Abiejų žvilgsniai nukrypsta į telefoną. Vyras uždeda ranką ant skambančio telefono. Moteris uždeda savo ranką ant jo rankos. Moteris nuleidusi galvą. Vyras pasuka galvą į kairę. Žvilgsnį nukreipia į rankas uždėtas ant telefono. Moteris ištraukia savo ranką. Žiūri į vyrą. Kamera už vyro nugaros. Todėl matome tik merginos veidą. Mergina atsargiai delnu paliečia vyro skruostą. Vyriškis muistosi.
Dabar kamera už merginos nugaros. Jie palengva linksta viens prie kito, užsimerkia, pradeda bučiuotis. Vyras padeda ranką jai ant nugaros. Vaizdas aptemsta. Scena pasikeičia. Juodu lėtai eina gatve link mūsų, per pusmetrį nutolę vienas nuo kito. Vyriškis kairėje ekrano pusėje, mergina dešinėje. Dešinėje matome eilę medžių. Iš kairės pusės stūkso pastatas. Vyriškis susikišęs rankas į kelnių kišenes, mergina susikryžiavusi rankas ant krūtinės, nuleidusi galvą. Abu pasisuka į kairę pusę ir dingsta už kadro. Stambiu planu rodoma mergina. Ji žiūri priešingą pusę, nei yra vyras. Graži? Stambiu planu rodomas vyras. Simpatiška. Jis pakelia akis. Vėl rodoma mergina stambiu planu. Ji vis dar žiūri į šoną. Šviesi, tamsi. Dabar vėl vyriškis. Žiūri priešai save. Blondinė dažyta. Nuleidžia akis. Vėl rodoma mergina. Pasisuka veidu į vyrą. O akis? O akis kaip tavo. Žalios. Mergina šypteli. Vaizdas užtemsta. Abu eina šaligatviu. Kamera už jų. Iš kairės pusės gatvė, iš dešinės pastatas. O kojos gražios? Mergina rodoma iš priekio stambiu planu. Kojos gražios. Vyriškis žiūri priešai save. Ir kaip? Staiga pasuka galvą į vyrą. Nežinau. Jis sustoja, pasuka galvą į ją. Tuomet nuleidžia akis. Jam už nugaros matoma parduotuvės vitrina, vyras pradeda eiti ir dingsta iš kadro, vaizdas aptemsta. Kita scena, prie durų ant kilimėlio matome merginos kojas baltais batukais su juodais kaspinėliais ir taip pat matosi raudonos taškuotos kelius siekiančios suknelės kraštas. Mergina mindžikuoja ant kilimėlio, ant kurios stringa jos pakulnės. Parodomas merginos veidas, stambiu planu. Ji šviesiais, kiek susitaršiusiais plaukais. Į rankose gniaužia nosinaitę, prie rankos prispaudusi baltą striukę ir raudoną rankinę. Palikau rankinuką ir čia mano visi raktai ir piniginė. Nosinė irgi. Tai gal aš... Rankos mostu parodo už jos nugaros esančias duris. Prie durų kilimėlių kimba jos pakulnės. Ji bando nuo jo nulipti. Nulipusi prabėga pro nugarą į mūsų stovinčio vaikino ir merginos tarpą. Scena pasikeičia, vaikinas ir juodaplaukė mergina stovi balkone, nugarai mus žiūri, kaip nutolsta blondinė. Vaikinas pasisuka į merginą. Žydros. Kas? Jos akis žydros. Ne žalios. Mergina taip pat atsisuka. Jie žiūri viens į kitą. Vaizdas aptemsta. Kita scena. Rodoma šoninis mašinos veidrodėlis. Jame matome, kaip susikryžiavusi ant krūtinės rankas eina mergina. Pravažiuoja mašina. Mergina sulėtina žingsnį, atsisuka ir eina link mūsų. Parodomas mašinoje sėdintis taksistas, jis valgo sumuštinį. Atsigręžia atgal. Mergina atidaro galinės dureles, atsisėda, atsisuka į vairuotoją. Važiuojam. Šis žiūri į ją, kramto. Parodoma mergina, ji nuleidžia akis, nusisuka. Ir sustokit, prašau, prie bankomato. Scena aptemsta. Režisierius Donatas Vaišnoras. Prodiuserė Ieva Norvilienė. Vaidino Darius Gumbauskas, Ieva Matulionytė, Ramūnas Cicėnas, Greta Zabukaitė, Ignas Miškinis. Filmas sukurtas 2006 metais.